Gera naujiena, Alytuje iš sutaupytų lėšų tvarkomi įvažiavimai, kuriais naudojasi kelių daugiabučių gyventojai. Tai palies 10 bendrijų. Konkursą laimėjusios bendrovės kelių priežiūra specialistai intensyviai darbuojasi. Vyrai juokauja, kad jau 40 mečius šioje srityje dirbanti kolegė Onutė stropiai prižiūri net mažiausią brokelį. O jau rimčiau kalbėdami apie darbą sako, jog geri orai didelė sėkmė. Matot, va ką aš darau. Lyginu visas gyvenimas. Ir jau 40 metų kaip lyginu. 40 metų dirbate šioje kelių priežiūroje? Jo. Tai kokios jūsų pareigos? Ką jūs daro? Tokia mažutė moteris. Bet drūta ir galinga. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Rakaitis atvyko apžiūrėti darbų ir sako, jog šie einasi sklandžiai. Daugiabučių namų gyventojai skundėsi, tačiau lėšų ankstesniais metais nebuvo. Šiais rezultatas jau matomas. Tai yra senų privažiavimo kelių, kuriais naudojasi 3, 5 ar net ir daugiau bendrijų, o tarkim tas ruožas privažiavimo kelio priklauso vienai bendrijai. Tai ta bendrija kaip ir nenori dėti pinigų, susidėti pinigėlių ir remontuotis visiems, tie kiti irgi nesideda. Tai gaunasi tokia problema, kad tie privažiavimo keliai yra kritiškos būklės ir tikrai sunku privažiuoti tiek gyventojams, tiek greitai į pagalbą. Trambuojam asfaltų, suminam. Tai ar jau daug Alytaus daugiabučių įvažiavimų tvarkėt? Daug. Labai daug. Čia toks papildomas užsakymas Taip, ir dabar jau... laimėjai konkursų Alytaus miestų. Ir volistas geriausias. Ir sako, kad volistas geriausiai dirba. Kiek metų dirba šiose pareigose, miestui? 20. Ar sunkus darbas? Žinau, normaliai. Biudžete buvo numatyta apie 100 000 eurų gatvių remontui, duobių lopinimui. Kadangi buvo palanki žiema, geros oro sąlygos, taip pat dėl tam tikrų technologijų taikymo praeitais metais, tų duobių mažiau atsirado žiemą ir galim šiemet sutaupytus pinigus perskirstyti daugiabučių namų privažiavimo keliams remontuoti. Ir dar vienas toks benekritiškos būklės šaligatvis buvo. Kaip jį pavyko sutvarkyti naujojoje gatvėje? Tai irgi buvo toks didelis miesto skausmas, visi gyventojai ir kritikuodavo, kad bloga šaligatvio būklė, nes tikrai daug žmonių jo praeidavo. Tai šiemet buvo priimtas sprendimas gyventojams padėti ir panaudojus esamas plyteles iš sveikatingumo tako, kad nereikėtų jų išmesti ir utilizuoti, jas panaudojom tą taką ir sutvarkėm. Aišku, sveikatingumo take buvo ten įvairaus dydžio tų ir trinkelių, ir plytelių, ir senesnių įvairaus dydžio. Čia panaudojom 50x50 dydžio plyteles. Jų trūko, aišku, tai reikėjo dalį tako pabaigti naujomis medžiagomis. Kaip pavyksta viską sureguliuoti, ar gyventojai pikti, ar kaip tik kantrūs? Būna visokių nusiskundimų, sulaukėm ir gyventojų pagyrimų. Šiandien kaip tik prie vienos žaidimo aikštelės prie tako, kaip tik gyventojas pagyrė, pravažiuodamas dviračiu, sako, už Alytaus tvarkymą 5 su pliusu. Tai dar paklausiau, ar pasitikslinau, ar iš 10, ar iš 5, sako, iš 5. Tai žmogui padėkau, tikrai malonu, aišku, susilaukėm ir kritikos. Kartais stebina, kad ta kritika nepagrįsta, kaip mes čia norim apsunkinti gyventojams gyvenimo sąlygas, uždarinėjom tam tikras gatves, bet be remontų, be uždarimų tų gatvių nesuremontuosime. Reaguojat, kad kartais komentatoriai sako, tie kelininkai miega. Suprantam, tegu jie atvažiuoja, pabandys ir nemiegos. Jei mums asfalto nėra, mes visi sėdim. O jie galvoja, kad mes miegam. Bet jau dabar tai tikrai nėra kada miegot, nes yra jau daug darbų. Nėra. Ir dar su klotuvu klojam, ne tik su šito ranku. Kur didelės duobės klotuvu klojam.